Labadiena, esu gydytoja akušerė ginekologė Eglė Savukyne. Ir šiandien norėčiau pakalbėti apie laisvos vaisiaus DNR tyrimą, taip vadinamą prenatalinį neinvazinį tyrimą, kurį gali atlikti visos nėščiosios jau nuo 10 nėštumo savaitės. Šis tyrimas yra saugus, patikimas, lengvai atliekamas, paimant moters kraują iš venos ir atsakymas gaunamas per 70 dienų. Šio tyrimo metu galima nustatyti vaisiaus genetinių ligų riziką, bet ne diagnozę. Pagrindinės genetinės ligos, kurio šio tyrimo metu mes galime nustatyti, yra Dauno, Edvardso, Ternerio sindromas, kai kurios monogeninės ligos arba mikrodelecijos. Tiesa, jeigu šis tyrimas patvirtina riziką nustatytą, tolimesni tyrimai yra būtini, kad patvirtinti ar paneigti vaisiaus genetinę patologiją. Todėl, jeigu laukiatės ir esate pačioje nėštumo pradžioje ir norite sužinoti apie savo vaisiaus sveikatą ir genetinės ligas, kviečiame atlikti prenatalinį neinvazinį tyrimą.